Pranešame, kad susitikimas įrašomas, bet nesimatėte visų. Čia tik ir bendrina, bet jeigu jūs bendrinat, galim pradėti su kažkaip paleisti. Pasitikiuosi. ką jūs žinote? Nu, kad jau paleidžiu skaidrį, čia tu tiktai rašinėjai, bet viską bendrina. Čia bendrinat. Čia bendras. Aš prašiau kovo 20 dienos skaityti komentarus. Trečiadienį 15 valandą. Gal aš nesą sumažinti kažkaip, jeigu išeina. Čia labai bus daug tokių mažai matomų piešinių. Taigi, kolegos, labas vakaras, labai džiugu visus matyti. Ankstiai Tučevičiūtė mums šiandien pasakojo apie Dantės ir Botičelio sapnus. Neužilgo laiko įrašom paskaitą. Gerai, labai ačiū, kad pakvietėt pašnekėti. Šią paskaitą siekiu tam tikro antirekordo. Manau, kad tai bus literatūros seminaro paskaita, kurioje bus mažiausiai teksto, daugiausiai vaizdo. Ir jinai bus, kaip jau minėta, apie Dantės santykį ir Botičelio santykį. Tai kas žino, kas yra toks Dantė? Taip labai trumpai, prašau, Tom. Čia reikia pasakyti. Reikia pasakyti, ką Dantė pagrindinį kūrinį, ką parašė, kada gyveno, tai bendrais bruožais. Tai 13 amžius, dieviškoji komedija, yra kažkas Ravenoje. O gimė? O gimė Kažkada Florencijoje. prie mirties, iš to prasme, kas čia per nuotaikos. Baigtis visuomet svarbesnė. Gimė Florencijoje, iš kurios buvo išguitas per politinius karus Belfų ir Kitalino. Irgi labai teisingai. O kas, ką nors žino apie Botičelį, taip labai trumpai? Kas matė Botičelį? Gyvena. Aš irgi nemačiau, bet gal kas nors matė kokį Botičelio darbą, kažką gali pasakyti. Labai daug tikrai yra, teisingai. Kada Botičelis gyveno taip maždaug? 15 15. amžius. Aš ir noriu prie baigties eiti. Jisai buvo su Savanarola susidėjęs. Buvo šiek tiek susidėjęs ir dėl to jau visokios jo ten piešiniai, manoma, kad ir tapyba gal kažkiek pasikeitė, bet dabar dar truputį apie tą laikotarpį prieš tai, kol dar nebuvo labai susidėjęs su niekuo, tik buvo susidėjęs su Dante. Tai va, 15 amžiaus pabaigoje, ne visai aišku, kada ir mes paskui pašnekėsim, kada galėjo tas vykti. Sandris Botičelis pradėjo savo piešinių seriją. Ir ta piešinių serija tokia įdomi, kad jis užsimojo pavaizduoti apskritai kiekvieną Dantės komedijos giesmę. Kiek tų giesmių yra? Kas žino? 100. 100, teisingai, ir labai daug reikėjo tų piešinių padaryti. Labai didelis užmojis. Ir gal dėl to nekeista, kad jis tų piešinių iki galo ir nebaigė. Piešiniai dauguma atlikti rašalo ant pergamento lakštų tokios švelniosios, gerosios pusės. Ir kaip pamatysime, atspindi jie tiek Botičelio tokį techninį, kūrybinį meistriškumą, bet ir labai atidų Dantės teksto perskaitimą. Ir tas tekstas taip pat yra šalia piešinių, jis yra nukopijuotas kiekvieno lapo verso pusėje. Tai, žiūrėjau, kas tas Botičelio Dantė ir su kuo jis valgomas, labai trumpai. Faktų žinome ne tiek ir daug apie Botičelio piešinius. Ciklą sudaro 85 lapai, kurie yra Berlyne, dar 7 lapai, kurie yra Vatikano bibliotekoje ir manoma, kad 10 lapų yra prarasti. Jeigu kas nors netyčia suras, kur nors archyve, galite man pranešti, bus labai maloni žinia. O kaip jis juos darė, tos piešinius? Jis darbą pradėjo nuo pavienių, ten geros kokybės pergamento lakštų. Iš pradžių ant tų lapų būdavo rodoma giesmė, kuriai jie bus skirti. Tai reiškia, kad paraštėje apatinėje būdavo pažymimas giesmės numeris ir pirmieji žodžiai.
Kažkas metų, nu taip, daugiau mažiau. Matosi tos skirtingos technikos šiek tiek, kad jis apvedžioja kontūrus vienu rašalu, paskui kitų rašalų, kur yra tokie ryškesni kontūrai, o ten, kur toks labai neaiškus kontūras, tai yra, vadinasi angliškai metal point eskizas, aš nežinau, kas nori žino, kaip tai yra lietuviškai. Metal point yra tokia technika, kai ant specialiai paruošto paviršiaus atliekamas žymėjimas tokiu plonu metaliniu strypeliu. Būna sidabrinis tas strypelis, žodžiu, tai tokia labai tradicinė piešimo technika, kurią naudoja jau viduramžių raštininkai, žodžiu, viduramžinė technika. Tai Botticelli piešiniai pirmiausia piešiami toje lygesnėje geresnėje pergamento pusėje, o tuomet jau blogojoje pusėje užrašomas 180 laipsnių kampų pasuktas ankstesnės Dantės giesmės tekstas. Ir kūrimas, kaip galėjo atrodyti visas šitas kodeksas. O tekstas išdėstytas 4 stulpeliais, vadinamuoju humanistiniu šriftu. Ir manom, kad greičiausiai tą tekstą užrašė raštininkas Nikolio Mambona. Ir daugelis detalių rodo, kad veikiausiai piešiniai buvo atlikti pirmiausia, žodžiu, piešiniai galbūt yra kažkiek svarbesni prieš užrašant tekstą. Bet aišku, per visą kolekciją yra visokių tokių ir nelygumų, netolygumų, išskirtinumų. Pavyzdžiui, vienas labai yra įdomus lapas, kuris originaliai tarsi turėjo būti skirtas 31-ąjį rojaus giesmei, bet vėliau jis panaudotas apatiniai Liuciferio figūros daliai 34-oje pragaro giesmėje. Kaip ir minėjau, iš tikrųjų nedaug labai žinoma apie piešinių atsiradimą ir istoriją. Vasaris pasakoja, kad Botticellis greičiausiai pradėjo kurti Dantės projektą apie 1481-2 metus, nes tada jis grįžo iš Romos į Florenciją. Šie metai taip pat susieti su tokiu dideliu pragaro iliustracijų projektu, kuris skirtas Florencijoje spausdintam 81 metų komedijos leidimui. Jis svarbus, nes kartu su tuo leidimu išspausdintas taip pat ir labai svarbaus humanisto Kristoforo Landinio komentaras, Commento sopra la commedia. Buvo toks projektas tarsi iliustruoti visą šitą leidimą, galiausiai šitas projektas žlugo, neįvyko taip iš tikrųjų ir tik tai kai kurie būtent šio leidimo egzemplioriai išspausdinti su keliomis graviūromis. Tas graviūras atliko ne visai Botticellis, tai atliko Bačio Bandinelli toksai ir pakankamai žinomas to meto menininkas, bet greičiausiai tos graviūros sukurtos Botticelio piešinių pagrindu. Kita vertus, taip atrodo, kad Botticellis ir toliau dirbo su savo piešinių projektu. Dauguma mokslininkų sutinka su Vasariu, kuris sako, kad procesas labai išsitęsė, kad Botticellis pradėjo labai daug laiko ir švaistė laiką netgi anot Vasario užsiimdamas šitais piešiniais. Vėlgi neturime jokių tikslių datų, bet galime manyti, kad maždaug procesas truko apie 2 dešimtmečius. Ir kad ciklas dabartiniu pavidalu baigtas kažkur apie 1500 metus. Vėlgi atskirų lapų datuoti praktiškai neįmanoma, bet daugeliu detalių savo stiliumi jie labai primena dailininko paveikslus, kuriuos jis kūrė maždaug po 95 metų. Taigi, veikiausiai tas laikotarpis. Greičiausiai Botticellis dirbo pagal giesmių eiliškumą, bet vėliau jis grįždavo prie ankstesnių lapų, įterpė įvairius papildymus, patikslinimus, pakeitimus, pataisymus. Ir vėlgi jis naudoja skirtingų rūšių rašalą ir įvairiuose lapuose ir tai tarsi patvirtina tą teoriją, kad galbūt piešiniai nebuvo sukurti vienu metu. Kam šitie piešiniai buvo skirti? Ne visi tyrėjai taip mano, ne visi sutinka, bet atrodo, kad galbūt šitas ciklas nebuvo vien toks asmeninis projektas, laisvalaikio forma, bet veikiausiai išsilavinusio kliento humanisto užsakymas. Vienintelis turimas ankstyvasis raštinis šaltinis yra toks vadinamasis Anonimo Malebekiano. Jis yra šiek tiek vėlesnis, datuojamas apie 1540 metus. Jis tarsi siūlo, kad tas mecenatas, tas klientas galėjo būti Lorenzo di Francesco de Medici. Čia yra jo portretas, gal jo, gal ne jo, irgi nelabai aišku, bet tikrai Botticelio atliktas. Čia sako, gal šiek tiesiog jaunas vaikinas, kuris gal yra tas Lorenzo, žodžiu, viskas labai neaišku. Ir ką sako Anonimo Malebekiano?
Jis sako, kad Botticellis dipinse storia abundante in carte pecora. Ir tai buvo, jisai nupiešė, kai ką net nuspalvino, storijuoti, tarsi jis sukūrė visą tą naratyvą, pabrėžė tą naratyvinės pasakojimo aspektą. Ir tai buvo nuostabus dalykas. Ir visi manė, kad tai yra nuostabus dalykas. Ir tas daiktas buvo jau tada įvertintas. Kita vertus, kai rašo Anonimo Maliabekiano, mes nežinome, ar visas tas piešinių ciklas vis dar yra Florencijoje. Taip pat ar apskritai šitas galimas mecenatas iš viso kada nors gavo tos piešinius, jeigu gavo, kokią formą jis gavo tos piešinius. Nes taip atrodo, kad Botticelio piešiniai, pėdsakai prarandami tos akimirkos, kai jie palieka Botticelio dirbtuves ir raštininkų studiją. Ir vėl nežinome, ar tie lapai buvo rišti kaip kodeksas ir visa jų istorija yra gana miglota iki 18 amžiaus pabaigos, kai jie vėl pasirodo kolekcininkų akiratyje. Tikėtina, kad bent jau laikinai jie galėjo būti kaip palaidi lapai ir tai galėjo paskatinti piešinių pasidalymą į dvi grupės ir tos grupės turi dvi skirtingas istorijas. Tai ta mažesnė grupė, ją sudaro 7 piešiniai, jinai atsiranda Paryžiuje 17 amžiuje, galiausiai patenka į Švedijos karalienės Kristinos kolekciją, tada atsiduria Vatikane, kur jie iki šiol yra. Didesnė grupė yra šiandien saugoma Berlyne, jos pėdsakai pasirodo 19 amžiaus pradžioje, Paryžiuje, kur juos aprašo toks Florencijos knygų pardavėjas Giovanni Molini, nes kaip tada jis sudaro savo kolekcijoje esančių resursų, knygų, rankraščių sąrašą. Vėliau jį patenka į Hamptono kunigaikščių biblioteką Škotijoje, ten yra didžiąją 19 amžiaus dalį. Ten aišku, kad jie yra įrišti, tai yra rankraštis. Ir galiausiai jie patenka į Berlyną ir tas patekimas į Berlyną laikomas tokia nedidelė nacionalinė tragedija Britams, kad jie nesugebėjo išsaugoti tokio svarbaus daikto, bet vokiečiai turėjo šiek tiek daugiau, gerokai daugiau, atsiprašau, pinigų ir jie taip išgelbėjo Hamiltono kunigaikštį nuo bankroto ir galiausiai mums reikia važiuoti į Berlyną jų pasižiūrėti. Kokią formą savo šiems kūriniams ketino suteikti Botticellis ir galbūt jo mecenatas? Atrodo mažai tikėtina, kad tiek lapų su tokia aiškia eilės logika buvo skirti laikyti palaidi. Bet mokslininkai mano įvairiai. Kai kurie siūlo, kad piešiniai galėjo būti įrėminti eksponuojami grupėmis, taip pat jie galėjo būti naudojami kaip baldų puošmenas. Aš irgi norėčiau taip papuošti savo baldus, bet tai gana mažai tikėtina. Taip pat yra tokia teorija, kad Botticelio piešiniai galėjo būti kaip paruošiamieji brėžiniai, skirti freskoms, kurios galėjo būti Florencijos katedros kupole. Bet vėlgi tokia teorija patvirtinti nelabai yra faktinio pagrindo. Ir įtikinamiausias variantas, kuris yra dabar žinomas, tai yra Peterio Drejerio tokia rekonstrukcija, faksimilė, kuris jis ją sudarė remdamasis 18 amžiaus Molini ir Tomu. Taigi jis mano, kad piešiniai galėjo būti įrišti kaip kodeksas, nes būtent ši forma leidžia juos atidžiai apžiūrėti, tokia pačia tvarka, kokia nurodyta tekste. Ir Drejeris mano, kad tai galėjo būti toks horizontalaus formato tomas, darantis vertikaliai, kad tekstas atsidurtų po atitinkamu piešiniu, tai panašiai kaip šiuolaikinis kalendorius. Vėlgi aš tokio kalendoriaus tikrai norėčiau. Toks formatas turi šiokių tokių trūkumų, nes jis yra labai didelis iš tikrųjų gyvai. Aš mačiau tą faksimilę ir yra milžiniška, labai yra nepatogu ją vartyti, žiūrėti, skaityti, turi būti pasidėjęs ant stalo, nes tai yra didelis daiktas. Tai žiūriu, nelabai gal praktiškas dalykas, bet labai gražus. Gali būti, kad Botticellis šiek tiek keitė savo ikonografijos planą. Pavyzdžiui, kaip ir tas Luciferis, kurį anksčiau rodžiau, pavaizduotas ant dvigubo lapo, padarė projektą dar sudėtingesnį užbaigti. Tačiau tikėtina, kad knyga tik su nebaigtais Botticelio piešiniais taip pat galėjo būti laikoma nuostabiu daiktu 15 amžiaus pabaigoje.
Ir šis laikotarpis taip pat sutampa su piešimo kaip meno formos iškilimu, nes piešiniai toli gražu nebėra kaip antrinis dalykas, nepagalbiniai eskizai, tai tampa meno forma, kuri turi autonomiją ir kuri gali būti skirta kolekcionuoti. Apie spalvotus Botticelli piešinius. Jie yra galbūt šiek tiek geriau žinomi šiais laikais, apie juos pakalbėsime šiek tiek taip pat, bet tik 4 iš 92 išsaugotų ciklo lapų yra visiškai arba iš dalies spalvoti, o dauguma liko nespalvoti. Labai tikėtina, kad piešinių spalvotas apaudirbimas bent laikinai galėjo būti viso projekto dalis. Kodėl taip neatsitiko, mes tiksliai nežinome. Mes apskritai nelabai kažką žinom apie tos piešinius, jeigu rimtai. Galimos priežastys galėjo būti užsakovo mirtis, jeigu tai buvo tas mecenatas, apie kurį prieš tai kalbėjom, jis mirė 1503 metais. Galbūt Botticelliui nelabai patiko tie užbaigti spalvoti rezultatai, arba tiesiog projektas apskritai taip išsitęsė, kad tiesiog jis niekada taip ir nepasibaigė iki galo ir nebuvo pabaigtas. Šiais laikais mums gal visai įdomu, kad tie piešiniai yra nespalvoti, mes gal nebūtinai manom, kad tai yra kažkoks trūkumas. Kai kurie mokslininkai tik vertina tai kaip būtent šį ciklo aspektą, nes jis leidžia matyti, kaip Botticellis laviruoja tarp tokios miniatiūrinės tapybos, būdingos viduramžių rankraščiams ir renesansinio piešimo. Ir daugybė dalykų, jeigu jie būtų nuspalvinti, mes nematytume. Mato šiek tiek, kad yra Beatričė ir yra jos visiškai kita galva, kaip jinai galėjo atrodyti. Ir mes matom, koks buvo pradinis Botticelio sumanymas. Taigi, matome tuos vadinamus taisymus arba pentimenti, kurie, matome, kaip tiksliai Botticellis kūrė, kaip jis kovojo, bandydamas kuo adekvačiau išversti Dantės žodį į vaizdų kalbą. Šita vertus, kad ir kokie unikalūs ir intriguojantis šie pėdsakai atrodytų mums dabar, daugelis jų iš tiesų yra tik neplanuotai neužbaigto darbo pėdsakai. Vėlgi, nežinome, ar spalvinimas ant 4 egzistuojančių spalvotų lapų iš tikrųjų atliktas Botticelio ranka. Tikriausiai manytume, kad Botticellis tą favoritą planavo ir dalyvavo parenkant spalvas, bet visgi, ko gero, jis labiausiai koncentravosi į kompozicinį Dantės kelionės aspektą, nes piešiniuose nėra jokių spalvos nuorodų. Kiti menininkai parašo, kad šita dalis turi būti geltona, šita dalis turi būti raudona, tokių dalykų mes nematom. Tai jiems vis tiek pirmiausia yra kompozicija, pats dizainas svarbu. Botticelio piešiniai paprastai laikomi nebaigtais. Trečias paskutinis ir paskutinis, dabar jau prarastas Paradiso lapas, palikti tušti. Šituose matyti gal tik tai bilusis eskizas. Vėlgi, nežinome, kodėl jie buvo neužbaigti. Galbūt tai tiesiog išsitęsęs procesas, ilga menininko vidinė kova bandant vaizdu perteikti Dantės visatą. Tikėtina galbūt, kad konkretesni ir gyvenimiški aspektai sutrukdė tolimesniam piešinių detalizavimui. Taigi daugelis klausimų susijusių su šių piešinių istorija, kilme ir neužbaigtumu išlieka neatsakyti. Tai aš jų nepabandysiu atsakyti šiandien visų, gal kai kuriuos. Bet iš pradžių trumpai apie spalvotą Botticelio komedijos dalį, kad būtų šiek tiek aiškiau, kaip galbūt galėjo atrodyti ir likusi ciklo dalis. Būtų pats garsiausias vaizdas susijęs su Botticelio piešiniais. Tai Botticelio pragaro žemėlapis, ilgai giriamas kaip vienas įspūdingiausių Dantės pragaro atvaizdavimų. Taigi tokioje diagramoje ar žemėlapyje Botticellis erdvėje išdėsto ir vienu žvilgsniu leidžia mums aprėpti tai, kas yra iš esmės patirtis besiskleidžianti laike. Tai yra Dantės kelionė, kurią mes patiriame eilutę po eilutės skaitydami komediją. Kaip ir kitur cikle, menininkas piešinio kontūrus paruošė rudu tušu, o paskui padengė temperos pigmentais, būdingas taip pat ir rankraščių iliuminacijoms. Puksuotas apvadas sukuria iliuzionistinį efektą, tokio puksuoto rėmelio įspūdį. Ir dabar aš neturiu labai gerų
vaizdų, dėl to jums reiks patikėti tuo, ką sakau, nes labai prasta buvo vaizdų kokybė internete, bet ypatingo dėmesio nusipelno tikslumas, su kuriuo Botticellis atkuria įvairius kelionės etapus. Ypač turint galvoje, kad daugelis pragaro atvaizdavimų vėlyvųjų viduramžių bažnyčių freskose, pavyzdžiui, nurodo pragaro dalis labai bendrais bruožais, arba visai neišskiria kažkokių konkrečių dalių. O Botticellis nuo Dantės ir Virgilijaus perėjimo pro pragaro vartus iki dramatiško išėjimo pamatyti žvaigždes, jis iliustruoja daugiau kaip 50 eilėraščio ištraukų, pavaizduodamas daugelį susitikimų su demonais ir taip pat pažariai kalintomis sielomis. Diagramos palyginimas su atskirų giesmių iliustracijomis rodo didelį nuoseklumą. Tai anot Deborah Parker reiškia, kad žemėlapis ar diagrama veikiausiai buvo pabaigta paskutinė jau pabaigus likusias iliustracijas. O šioje pragaro diagramoje Botticellis ne tik įtraukia detalės, kurios būdingos ir kitiems Dantės rankraščiams, jų iliuminacijoms, bet ir ėmėsi tuometiniais pastebėjimais, kaip pragaro kartografija ir galimus pragaro matmenis, nes yra žmonių, kurie bando apskaičiuoti, kokio dydžio galėtų būti pragaras. Botticellis seka šią informaciją ir bando taip pat ją vadovautis. Ypatingas dėmesys skiriamas taip pat ir pragaro topografijai, pragaro architektūros vaizdavimui. Vėlgi reikia patikėti, nes net nėra daug gero vaizdo, bet galima matyti 7 limbo pilį supančias sienas. 8 pragaro rate, kuriame baudžiami apgavikai ir sukčiai, galime matyti Dantės smarkiai aprašytas sielas. Pavyzdžiui, kryžiavimą, laisvę po pasakoja apie pragarą už tai, kad pas jo nesantaiką tarp ir sūnaus. Vėlgi, nelabai geras atvaizdas, bet galima įsivaizduoti šiek tiek sekti Dantės ir Virgilijaus figūras skirtingose ratuose. Ir būtent tai yra vienas iš ryškiausių pragaro žemėlapio bruožų. Tas dėmesys, kurį Botticellis skiria Dantės ir Virgilijaus kelionės procesui. Šie du keliauninkai pavaizduoti ne mažiau kaip 27 kartus. Kaip ir kitose detaliuose giesmių iliustracijose, Dantė apsirengęs tokią berankovę laisvą kaipimo tuniką, kurią dėvi ant žalios sutanos ilgomis rankovėmis, o Virgilijus dėvi mėlyną apdarą ilgomis rankovėmis, purpurinį puštinį drabužį be rankovių, aukštesnė kubiformos kepuraitė. Žodžiu, pragaro mada yra toksai klausimas, kuris yra labai aktualus Botticelliui taip pat. Daugybę kartų atvaizduodamas Dantę ir Virgilijų, dailininkas siekia perteikti pasakojimo tęstinumą. Tokia vaizdavimo norma, pabrėžiant skirtingus istorijos momentus ir jų seką ir tąsą, būdinga šiek tiek ankstesniam laikotarpiui, sakyčiau, 14 amžiaus menui. Bet tokio tipo vaizdavimas, kaip pamatysime, yra taip pat būdingas ir individualioms giesmėms ir jų iliustracijoms. Botticellis ne tik tiksliai laikosi komedijos teksto, bet ir laisvai improvizuoja. Kalbam apie detalės, kurios nėra paminėtos poemos tekste. Pavyzdžiui, Dantė tiksliai neprašo limbo kraštovaizdžio, išskyrus teritoriją apie limbo pilį. Bet tada Botticelliui yra tokia užduotis sukurti savo limbo topografiją. Įsivaizduoja teritoriją už pilies apleistą, stokojančią augmenijos ir taip suderina limbo išvaizdą su visų likusiu pragaro kraštovaizdžiu. Taigi ten, kur Dantė prašo anapusinį pasaulį trumpai ir glaustai, Botticellis turi galimybę išsiplėsti ir šiek tiek improvizuoti. Taigi dabar šiek tiek susipažinome su visų Botticellio sumanymo mastu, su jo meninių priemonių įvairovę. Ir dabar metas grįžti prie tokių lyg ir paprastesnių individualių giesmių iliustracijų, sapnų ir vizijų. Ir pasirinkdama kalbėti apie Botticellio sapnus ir vizijas, pasirinkau tokią gal nelabai intuityvią temą, nes dažniausiai Dantės sapnų ir vizijų turinys yra tai, ko menininkas pasirinka nevaizduoti. Kita vertus, menininkui itin svarbu parodyti, kad kaip būtent piligrimo kūnas reaguoja į tas išgyvenamas vizijas.
ir kaip jos gali būti suprantamos arba nesuprantamos aplinkiniams. Toks vaizdavimo būdas viena vertus rodo menininko norą sukurti modernesnę viduramžių rankraščių vaizdinę kalbą. Kalbama apie tokius anapusinius reiškinius ir patirtis, kurios susijusios su anapusybė. Kita vertus, pasirinkimas vaizduoti Dantės fizinę patirtį, sapnuojant ir patiriant vizijas, rodo, kad Botticellis labai atidžiai skaitė ir pačią poemą. Nes kaip ir apskritai stengiuosi rodyti savo tokiuose tyrimuose, Dantės sapnų naratyvai būtent tuo ir įdomus ir skiriasi nuo daugelio kitų viduramžių rašytojų sapnų vaizdavimų, kad poetas skiria labai daug dėmesio tam, kaip tiksliai, kaip būtent sapnai ir vizijos veikia kūną ir pojūčius. Šiandien daugiausiai kalbėsiu apie skaistyklą, praktiškai vien apie skaistyklą, 3 Dantės sapnus, kurie yra skaistyklos 9, 19 ir 27 giesmė, taip pat ir piligrimų vizijas, kurios yra skaistyklos centre 15 ir 17 giesmėje. Labai smarkiai apibendrinant, Botticelio piešiniams būdinga tai, ką meno istorikas Sixten Ringbaum įvardyja kaip viduramžių meno realybės lygių diferencijavimo priemonių vengimas. Labai buvo daug žodžių. Bet ką noriu pasakyti, tai, kad anot Sixten Ringbaum viduramžių menas dažniausiai išskiria 2 pagrindinius naratyvo lygius. Pirmas lygis tai, kai tiesiogiai pasakojame aprašyti veikėjų veiksmai. Kita vertus egzistuoja ir antras lygis, kuris apima netiesioginius veiksmus arba ne visai veiksmus, pavyzdžiui, protinė veikla, kalba, sapnai. Ir būtent šis lygis mus domina šiandien. Taigi, siekdami išspręsti problemą, kaip perteikti tai, ką veikėjai mato, sako, įsivaizduoja ar sapnuoja, menininkams tenka sugalvoti vaizdinių priemonių, kurios padeda atskirti šios skirtingus pasakojimo lygius. Ir anot Ringbaum, netiesioginis pasakojimas viduramžių mene gali būti pasiektas tokiamis priemonėmis, kaip pagrindinio veikėjo ir jo sapno turinio sugretinimas gretimose scenose. Tada sapnuotojas vaizduojamas tokia lengvai atpažįstama sapnavimo poza, arba gulėdamas lovoje gali būti vaizduojamas. Taip pat gali būti pasitelkiamas architektūrinis dizainas, pavyzdžiui, anga sienoje ir tai, kas vyksta toje angoje. Tai visiškai kitas realybės lygmuo. Taip pat gali būti nupiešta debesų sienelė, aureolė. Visos šios priemonės leidžia pažymėti ribą tarp anapusinio ir žemiškojo regiono. Taip nurodomas skirtumas tarp tam tikrų vaizdavimo lygių. Visi šie metodai randami 14 amžiaus Dantės rankraščiuose su iliuminacijomis. Pavyzdžiui, šis rankraštis esantis Britų bibliotekoje Londone, veikiausiai sukurtas apie 1370 metus pietų Italijoje, galbūt Neapolyje. Jis įdomus tuo, kad jame pavaizduota Beatričė, pasirodanti Vergilijui regėjime. Tokia detalė taip tiksliai ir taip konkrečiai tekste nėra įvardyta. Ir atrodo, kad ši vaizdinė interpretacija gali būti paremta viduramžių žiūrovams gerai pažįstama Marijos arba platesne šventųjų ikonografija. Ji nėra visiškai neteisinga poemos kontekste, nes Beatričės rolė kaip Dantė yra Dantės užtarėja, tarpininkė ryšyje su Dievu. Taigi, iš tos pusės, žvelgiant jos funkciją Dantės gyvenime, pasakojime galima palyginti su Marijos vaidmeniu. Taip pat pasirodydama Dantė žemiškame rojuje, Beatričė vaizduojama apsupta dangiškos šviesos, nors vėlgi tokia detalė tekste taip aiškiai nėra pavaizduota. Turint omenyje krikščionišką poemos logiką, gal šiek tiek problematiškesnis aspektas yra tai, kad Vergilijus taip pat pasirodo apsuptas nežemiškos šviesos pirmoje pragaro giesmėje, nepaisant to, kad yra pagonis ir nenusipelnęs savos ir taip toliau, bet vėlgi pavaizduotas šiek tiek panašiai kaip ir Beatričės vizija.
tikriausiai siekiant pabrėžti jo pasirodymo netikėtumą ir staigumą. Dabar jums reikia pamiršti viską, ką sakiau, nes Botticellis nedaro nieko iš šitų dalykų. Ir būtent tai ir įdomu, nes jis vengia būtent tokios diferenciacijos tiek poemos pradžioje, tiek žemiškame rojuje. Tokį pasirinkimą veikiausiai lemia noras pabrėžti, kad Dantės poema iš tiesų labai lengvai peršoka iš vieno realybės lygio į kitą. Tikriausiai lėmė ir noras sukurti naują šiuolaikiškesnę vizualinę kalbą sapnams ir vizijoms pavaizduoti. Nepaisant to, kad savo kompoziciją Botticelio sapnai daugeliu atveju labai yra skolingi viduramžių rankraščių atitikmenims. Dabar trumpam pažvelkime į skaistyklos 17 giesmę. Ši giesmė yra labai geras pavyzdys to, kaip Botticellis atsisako vaizduoti Dantės patiriamų vizijų turinį. Šis atsisakymas pavaizduoti taip pat gali būti suprantamas kaip atsisakymas, bet gal šiek tiek produktyviau kaip kvietimas skaitytojui ir žiūrovui aktyviai įsitraukti į poemos tekstą ir užpildyti baltą pergamento zoną savo vaizduotę. Tokiu būdu patiriant savotišką vidinę viziją ir taip patiriant savotišką piligrimo patirties atitikmenį. 17 skaistyklos giesmėje piligrimas yra Vilkybės terasoje. Kaip ir kitose skaistyklos terasose, piligrimas apsivalo, pirmiausiai regėdamas dorybės pavyzdžius, tuomet susipažindamas su jai priešingos ydos pavyzdžiais. Šiuo atveju giesmėje Dantė mato pykčio ydos pavyzdžius, kurios piligrimas patiria kaip ekstazės kupinus regėjimus. Vėlgi, Botticellis mums neleidžia matyti pačių regėjimų, o tik Dantės kūną, kuris veikia kaip tam tikras šifras, kviečiantis įdėmiai perskaityti jo gestus. Kartu perskaityti ir Vergilijų, kuris yra Dantės vadovas anapusinėje kelionėje, kuris reaguoja į Dantės patirtį. Taigi Botticellis pabrėžia, kaip smarkiai vizijos gali užvaldyti kūną, bet ir sukurdamas vaizdinį, kurį labai sunku suprasti be pačios poemos teksto. Šią sceną, kaip ir kitas Botticelio sapnų interpretacijas, galima suprasti kaip dailininko dalyvavimo platesnėse diskusijose apie teksto ir vaizdo santykį, kuris yra labai svarbus 15 amžiuje. Barbara Watts teigia, kad Botticellis apskritai domisi šiais debatais, ar gali verbaliniai ir vizualiniai menai konkuruoti, traktuojant tam tikras sudėtingas temas, kuri meno rūšis yra pranašesnė. Ir anot jos, Botticelio susidomėjimas šia tema neapsiriboja tik piešiniais, kurie skirti Puikybės terasai, Dantės Puikybės terasai, kur ir poetas taip pat kalba apie literatūros ir vizualiųjų menų santykį. Nes jis aprašo skulptūrą, kurią anot Dantės sukūrė pats Dievas. Anot Watts, tas interesas matyti taip pat ir kitose menininko darbuose, kurie pats sukūrė panašiu metu. Pavyzdžiui, Šventojo Barnabo bažnyčios altoriuje arba fiktyviomis skulptūromis, kurios pavaizduotos Elio šmeižte. Neatrodo, kad Botticellis, kaip pagalvotum, bando įrodyti vaizdo pranašumą prieš Dantės žodį. Atvirkščiai, matydami piligrimą užmerktomis akimis, interpretuodami šią gerai pažįstamą ikonografiją, galime suprasti, kad veikėjas išgyvena tam tikrą anapusinę patirtį. Tačiau neturėdami greta teksto, galime žinoti, ką tiksliai mato veikėjas, arba kaip tiksliai toks regėjimas vyksta. Kita vertus, nesuteikdamas žiūrovams išskirtinės prieigos prie veikėjo vidinio pasaulio, Botticellis kur kas tiksliau atvaizduoja tai, kas iš tikrųjų vyksta poemoje, nei dauguma viduramžių liuminatų. Nes visoje skaistykloje Botticellis, taip pat kaip ir Dantė, išskiria du dieviško ir angeliško pasaulio įsikišimo būdus – išorinį ir vidinį. Ir Botticellis toli gražu nevengia atvaizduoti išorinių visiems poemos veikėjams matomų anapusinių apreiškimų, tokių kaip angelų intervencijos, visi angelai yra pavaizduoti, nesijaudinkit, dieviškosios procesijos vizija,
kuri besiskleidžia žemiškame rojuje, taip pat pavaizduota. Visi šie dangiški apreiškimai yra prieinami veikėjo pojūčiams, tai yra klausai, regėjimui, lytimui ir taip toliau. Todėl jie yra patiriami išoriškai ir juos anot Botticelio galima pavaizduoti meninėmis priemonėmis. Kita vertus, Botticelis atsisako pavaizduoti vidinės anapusybės intervencijas, tokias kaip vizijos ir sapnai, nes jos mato tik pagrindinis poemos personažas. Net jeigu, kaip pamatysime šiek tiek vėliau, 9 skaistyklos giesmė yra šiek toks įdomus tarpinis atvejis. Kaip jau minėjau, Kristoforo Landino parašė komentarą Dantės komedijai, kuris yra išspausdintas kartu su 1481 metų komedijos leidimu. Ir tikėtina, kad šis komentaras gerai pažįstamas Botticeliui. Komentaro dalyje, kuris skirta 17 skaistyklos giesmei, aiškiai kalbama apie išorinių pojūčių, susijusių su konkrečiais jutimo organais, ir vidinių pojūčių, tokių kaip atmintis ir vaizduotė, nes tai yra pojūčiai, pagal Dantės supratimą, bet taip pat Botticelio supratimą. Ir būtent kaip šie pojūčiai yra susiję giesmėje. Kaip tiksliai ar kaip gerai Botticelio giesmės interpretacija atitinka arba skiriasi nuo Landino terminologijos ir atskirų pojūčių supratimo, mums galbūt nėra per daug svarbu, nes idėjos, kuriomis remiasi Landino, gerai žinomos mąstytojams jau viduramžiais. Skaitant patį Dantę, kuris būtent šioje giesmėje aptaria vaizduotės ir fantazijos funkcijas. Nes vaizduotė ir fantazija taip pat yra pojūčiai, vidiniai pojūčiai. Dantės tekstas pabrėžia tai, kad šie į išorę orientuoti pojūčiai neveikia, paimimui patiriant vizijas, tai vis tik vidiniai pojūčiai, tokie kaip fantazija, vaizduotė ir taip toliau. Taigi Botticelli pasirenka parodyti ne tai, ką labiausiai greičiausiai nori pamatyti žiūrovai, tai yra vizijų turinį, bet labiau tą ontologinį regėjimų statusą, kuris apibrėžtas Dantės tekste. Tos vizijos yra tikros ir matomas tik Dantės veikėjui. Poemos vizijų interpretacija, kurią mums siūlo Botticelis, labai įdomi ir svarbi, nes ji gali padėti mums suprasti, kaip menininkas supranta visos poemos statusą. Ar komedija yra tokia poema vizija, poema sapnas, žanras labai būdingas viduramžių literatūrai. Automatiškai kyla ir kitas klausimas, tai yra, ką būtent Botticelis mano apie Dantės, kaip dieviškai įkvėpto autoriaus statusą. Ir jis tikrai yra vizionierius, o jeigu jis yra vizionierius, tai ar menininkas, dailininkas, taip pat kurdamas poemos vizijas vaizdinė kalba, taip pat dalijasi šiuo įkvėpimu. Pažvelgus į ankstyvuosius Dantės rankraščius ir jų iliuminacijas, matyti, kad daugelis iliuminatorių laikosi labai aiškios pozicijos šio klausimu, jau pačioje pirmoje komedijos giesmėje. Nes neretai pačioje pirmoje poemos N raidėje vaizduojamas miegantis Dantė. Ši ikonografija įkvėpta Dantės teiginio, kad jis buvo piendisono arba apsnūdęs, kupinas miego poemos pradžioje. Netrukus toks snūduriantis Dantė tampa lengvai pažįstamu ir iliuminatorių neretai kopijuojamų motyvų. Ir jeigu nors įdomu, tai šį motyvą labai išsamiai ir gerai aptarė Carlos Fugelso, Melissa Horn, Anna Fagoretti ir kiti. Tiek Botticelio piešinyje, kuris skirtas pirmai pragaro giesmei, tiek pačio valdinį graviūroje, kurią matote dešinėje, kuri tikėtina remiasi ankstesnių Botticelio piešinių, kuris mums nėra išlikęs. Čia matome, kad menininkui greičiausiai pažįstama ši ankstesnė rankraščių iliuminacijų tradicija. Tačiau Botticelio Dantė vaizduojamas tamsioje girioje vis dėlto vizualiai galbūt artimesnis Dantė kitose Botticelio vizionieriškose scenose. Pavyzdžiui, 17 skaistyklos giesmėje, nei toms ankstesnėms viduramžių iliuminacijoms. Botticelis vizualiai sujungia pirmąją giesmę su kitais poemos epizodais. Vaizduoja Dantę kaip savotišką lunatiką, nakvišą, kuris vaikšto ir kuria per miegus.
Tikėtina, kad tokį poeto vaizdavimą įkvėpė Vergilijaus pastebėjimas 15 skaistyklos giesmėje, kai Dantė apimtas ekstazės vaikšto tarsi girtas. Be vizualinio panašumo tarp Pragaro pirmos giesmės ir skaistyklos 11 giesmės, šią analogiją dar labiau sustiprina gan netikėtas Landino komentare randamas akcentas. Kaip ir ankstesniuose komedijos komentaruose, čia randame diskusiją apie tai, kas yra miegas, kurio apimtas Dantė jaučiasi poemos pradžioje. Ir kaip tą miegą reikėtų interpretuoti. Ar tai yra alegorija, ar miegas yra nuoroda į vidutinį veikėjo amžių, ar tai yra nuoroda į apsnūdusią sąžinės būklę. Tačiau gana neįprasta ar nebūdinga ankstesniems komentarams yra analogija, kurią pasiūlo Landino. Tai yra analogija tarp miego ir pojūčių apsvaigimo, kuri net kelis kartus yra paminima Landino komentare. Pati analogija nėra kažkuo neįprasta ar anomali Italijos modernybės kontekste, nes kalbant apie mistinės patirtis, neretai vartojama sąvoka sobrija ebrietas, savotiškas blaivus apsvaigimas. Šią idėją įvairiai interpretuoja Augustinas, Grigalius Didysis, Šventasis Bernardas ir kiti. Taip pat persmelkia giesmių giesmę ir psalmes. Tačiau iš kitų Dantės komentatorių būtent Landino išsiskiria akcentuodamas neblaivumo ir jausmų miego panašumą jau pirmojoje poemos giesmėje, kurioje ši idėja šiaip jau tiesiogiai neminima. Jei Landino giesmės interpretacija daro įtaką Botticelliui, tai gali mums padėti paaiškinti, kodėl Dantė vaizduojamas kaip jutimiškai sutrikęs, bet nemiegantis, taip pabrėžiant taip pat ryšį tarp poemos pradžios ir vidurio. Kaip jau minėjau, iš bendro konteksto šiek tiek išsiskiria 9 skaistyklos giesmė, tai yra pirmas Dantės sapnas skaistykloje ir jį pažvelgsime šiek tiek atidžiau. Giesmėje vaizduojamas pirmas Dantės sapnas, kaip jau minėjau, jų iš viso yra 3. Ir šis sapnas leidžia miegančiam piligrimui patekti prie skaistyklos vartų ir pradėti apsivalymo procesą. Giesmės pradžioje, užėjus nakčiai, Dantė užmiega ir sapnuoja, kad jį pagrobė siaubingas erelis. Ir tas erelis primena erelį, kuriuo pasivertė Jupiteris, kai pagrobė Ganimedą. Kylant aukštyn, Dantė pradeda atrodyti, kad jo kūnas užsidega ir ima degti kartu su ereliu. Ir tas degimo pojūtis yra toks paveikus, kad jis išsigąsta ir išsigandas prabunda. Tačiau pabudęs iš Vergilijaus jis sužino, kad iš tikrųjų tas erelis buvo visai ne erelis, o šventosios Liucijos apsireiškimas. Ir būtent šios šventosios įsikišimas palengvino jo kelionę link skaistyklos vartų, kurią jis suprato, suvokė kaip skrydį. Labai sudėtinga atrodo skaistyklos tikrovė tuo metu. Visi mato tarsi skirtingus dalykus, suvokia skirtingus dalykus. Ir 14 amžiaus rankraščiai su iliuminacijomis siūlo įvairius kūrybiškus šios problemos sprendimus. Pavyzdžiui, florentietiška komedija Kairėje arba Toskanos kilęs Codex Atoniensis bando suderinti tiek subjektyvią Dantės sapno patirtį, tiek Vergilijaus paaiškinimą apie tai, kas atsitiko. Jie pavaizduoja ir erelį, ir Liuciją. Kitose rankraščiuose atrodo situacija šiek tiek kitaip. Pavyzdžiui, šis iš Šiaurės Italijos kilęs 14 amžiaus rankraštis tarsi bando perteikti erelio ir Liucijos ryšį, naudojant to paties atspalvio pigmentą tiek erelio plunksnoms, tiek Liucijos sukneliai. Ir tikėtina, kad kai kurie iš šių vaizdinių sprendimų Botticelliui galėjo būti žinomi ir prieinami. Todėl dar įdomiau tampa tai, kad Botticellis beveik visiškai susilaiko nuo kažkokio racionalizuojančio sapno paaiškinimo. Vergilijaus sapno išaiškinimas galbūt tik tai numanomas, žvelgiant į išraiškingas jo rankas, gestikuliuojančias rankas, kurios bando nukreipti pusiau prabudusi Dantę link skaistyklos vartų.
Vaizduodamas Erelionę, Liuciją, Botičelis lieka ištikimas savo bendresniam įsipareigojimui visoje skaistykloje, vaizduoti pomirtinį gyvenimą taip, kaip jis visų pirma atsiskleidžia pačiam pagrindiniam veikėjui, o jo pojūčiai neapima jokios tiesioginės šventosios intervencijos. Liucijos nevaizdavimas susilaukęs įvairių interpretacijų. Pavyzdžiui, Tomas Klinkertas analizuoja giesmę ir sako, kad Liucija tuo metu negali būti Botičelio piešinyje, nes šioje kelionės dalyje Dantė dar nėra vertas tiesioginio kontakto su šventąja. Jis turi būti pakylėtas pats to nesuvokdamas. Tomas Šulcė siūlo iš esmės tokį patį paaiškinimą su svarbiu papildymu. Jis sako, kad nei Dantei, nei žiūrovui tuo metu neleidžiama tiesiogiai pamatyti šventosios, nes jie nei Dantė, nei žiūrovas nėra pakankamai apsivalę ir nusiskaistina, kad būtų verti tokio tiesioginio dieviško nušvitimo potyrio. Nors poemos skaitytojai, aišku, netiesiogiai susiduria su Liucija per Virgilijaus pasakojimą, Botičelio piešinys pats vienas tarsi užkerta kelią tokie prieigai. Taigi, vaizdas net labiau nei tekstas kviečia žiūrovus priartėti prie piligrimo žvilgsnio pozicijos. Jis tarsi prašo žiūrovų dalyvauti piligrimo atgailos atitikmenyje, bent jau savo vaizduotėje, nes jie, kaip ir piligrimas, turi suvokti atotrūkį, įvertinti atotrūkį tarp to, ką jie mato savo akimis ir tarp dieviškų jėgų, kurios kol kas turi likti nematomas. Erelis didžiausias ir 2 kartus pakartotas piešinio elementas. Toks jam skirtas dėmesys gali būti susijęs su Landino giesmės komentaru. Tikėtina, kad Botičelis arba tiesiogiai skaitė Landino komentarą, arba įdavo į ankstesnes viešas Landino paskaitas. Taigi tarp komentaro ir Botičelio piešinio yra aiškių paralelių, net jeigu Landino įtaka nebūtinai visada yra tiesioginė. Verta paminėti, kad Landino giesmės santraukoje Liucija iš viso neminima, nors vėliau Landino aišku kalba apie šventosios vaidmenį, Erelis išlieka pagrindinis komentaro akcentas, nes anot Landino būtent Erelis leidžia sutelkti Dantei jo idėjas apie dievišką malonę ir kaip jį gali nušviesti ir nuskaistinti, tai sutelkti vieną paveikų simbolį. Taip pat Landino komentare sapnui priskiriamas statusas skatina skaityti sapnų vaizdinius netiesiogiai, metaforiškai. Būtent tokio įsitraukimo reikalavimai iš rankraščių skaitytojų žiūrovų, kurie bando suderinti Virgilijaus sapno išaiškinimą su vaizdu matomu puslapyje. Landino klasifikuoja Dantės sapną kaip somnium. Tai yra tokį sapną, kuris nusako tikrovę, bet neaiškiai ir paslaptingai. Tai yra taip, kad jo neįmanoma suvokti be papildomų paaiškinimo. Landino pateiktas apibrėžimas atspindi ir bendresnį ir Dantės viduramžių supratimą apie tokio tipo sapną, nes somnium taip pat yra vienas iš 3 Makrobijaus nustatytų sapnų tipų. Vėlgi tai sapnas, kuris yra neaiškus, reikalaujantis paaiškinimo. Dantės sapnas taip pat slepia savo prasmę soto velame arba po šydų, o Botičelio piešinys vaizduoja tik tai tą šydą žiūrovams, kurie yra kviečiami jį nutraukti, tai yra interpretuoti ir tai pamatyti už jo slypinčią šventąją. Vaizduodamas tiek sapną, tiek būdraujančią realybę 9 giesmėje, Botičelis tarsi kalba apie realybės sluoksnių susidėjimą, kuris vyksta Dantei sapnuojant. Dantės tekstas nuolat pabrėžia, kad sapnas yra netikras, tik panašus į realybę, tačiau sapnų vaizdai Botičelio piešinyje vaizduojami tarsi išorinės tikrovės dalis. Tai yra, kalbant apie dėmesį detalėms, likimo kokybę, atrodo, kad Erelis yra toks pats tikras, turi tokį patį ontologinį statusą kaip ir Dantė ir Virgilijus. Galbūt Botičeliui atrodo, kad sapnų vaizdai tokie tikroviški, kad jie sukuria realistišką dėvėjimo pojūtį. Šioje vietoje galbūt yra svarbesni Dantės tobulėjimui nei bet kokie tikrovės, skaistyklos, išorinės tikrovės kraštovaizdžio elementai, kurie čia pažymėti tik kontūrais.
Taip pat savo piešinyje Botticellis atsako į klausimą, kurį kėlė visi Dantės kritikai daugybę amžių. Seniai norėjo žinoti atsakymą į šį klausimą. Jeigu Dantė pateka į skaistyklą nešamas Erelio ir ar Liucijos, kaip ten nusigauna Vergilijus. Ir anot Botticelio Vergilijus moka skraidyti. Tekste Vergilijus viso labo prisipažįsta, kad tiesiog sekė Liucijos pėdsakais, aklėdamas. Taigi tokia vaizdinė interpretacija yra perteklinė, palyginti su tekstu. Ir čia matome Botticelio kaip kūrybingo Dantės skaitytojo įsikišimą. Nors apskritai egzistuoja nemažai iliuminacijų, kurias pagal savo kompoziciją galima palyginti su Botticelio piešiniu, jie paprastai nepateikia paaiškinimo, kaip būtent Vergilijus pereina iš vienos skaistyklos terasos į kitą. Kur kas labiau paplitęs vaizdavimo būdas yra matomas Edgerton rankraštyje. Čia regime Vergilijų, kuris stebi Dantės skrydį, tada vėl matome Dantės vadovą jau kitoje giesmėje. Žodžiu, visiškai jokio paaiškinimo apie kelionės logistiką. Paul Papillo vadina tokias vaizdinės teksto interpretacijas, kurios yra perteklinės, palyginti su tekstu rogue images. Ir jis taiko šį terminą įvykiams ir detalėms, kurios nėra tiesiogiai susijusios su Dantės tekstu ar poemos komentarais, bet galbūt yra randamos rankraščių iliuminacijose. Taigi Vergilijaus skrydis gali būti interpretuojamas kaip toks rogue image. Kitas pavyzdys galėtų būti 15 skaistyklos giesmė. Čia matome Dantės kūną susmukusį ant žemės, bet tekste visai nesakoma, kad veikėjas guli. Tiesą sakant, būtent šioje giesmėje randamas jau anksčiau minėtas palyginimas, kad Dantė vaikšto kaip girtas. Bet galbūt Botticelio pateikta interpretacija gali būti susijusi su giesmėje Vergilijaus ištarta fraze "Zanimato corpo" arba kūnas, iš kurio yra pasišalinusi išėjusi siela. Ir dažnai tokiu būdu yra nusakomas būtent miegas arba ekstazė. Nepaisant to, toks vizualinis pasirinkimas nustebina, nes visur kitur komedijoje Botticellis tarsi dėmesingai specialiai bando atvaizduoti fizinės būsenos būtent tokias, kokios jos yra tam tikrų anapusinės kelionės metu, o ne tai, kaip jos yra interpretuojamos metaforose ar palyginimuose. Taigi Botticelio sprendimas pavaizduoti Dantę tarsi miegantį, kitaip gali būti interpretuojamas kaip toks rogue image pavyzdys. Taip pat galbūt menininkas nori vizualiai atskirti piešinius, kurio skirtus 15 ir 17 giesmei, nes anot Dantės teksto Piligrimas patiria vidines vizijas abiejose šiose giesmėse labai panašiu būdu. Anot Papillo, tokie rogue images gali būti skirti visų pirma skaitytojams, kurie yra išsamiai susipažinę su komedija per daugybę skaitymų. Jie patirs ypatingą malonumą, matydami skraidantį Vergilijų. Jie patirs ypatingą malonumą pastebėdami vaizdo ir teksto neatitikimus, kurie sužadins jų dėmesingumą. Anot Vazario aprašymo, Botticellis pats iššvaistė labai daug laiko kurdamas Dantės iliustracijas. Jei menininkas pats toks skaitytojas perskaitęs komediją ir jos komentarus daugybę kartų, galbūt vaizdai tokie kaip Dantės susmukęs kūnas 15 giesmėje yra skirti būtent į panašiems dėmesingiems skaitytojams ir žiūrovams. Botticelio iliustracija 9 giesmei iš tiesų labai smarkiai skiriasi nuo iliustracijų, kurios skirtos kitiems Dantės sapnams. Pavyzdžiui, 19 giesmėje mums visai neparodomas Dantės sapno turinys, Piligrimas Dantės tekste sapne mato mikčiojančią, fiziškai deformuotą moterį, kuri vėliau fantazijos įsikišimo būdu paverčiama gražia ponia. Ir šis sapnas įkvėpė daugybę rankraščių iliuminatorių, bet Botticellis pasirenka nieko nevaizduoti. Taip pat piešinys skirtas trečiajam paskutiniam Botticelio sapnui, 27 giesmėje. Taip pat vaizduoja tik Dantę Vergilijų iliustracijų gulinčius ant žemės, be jokios nuorodos, kad pagrindinis veikėjas tuo metu sapnuoja biblinės veikėjas Lėją ir Rakelę,
kuris kūnija dvi palaimos formas, tai yra aktyvę ir kontemplatyvę. Tačiau tai, kas galbūt bendra visiems trims Botticelio sapnams, tai menininko noras parodyti, kaip piligrimo kūnas reaguoja į tos skirtingus sapnus. Pavyzdžiui, viršutinėje Botticelio piešinio skirtos 9 giesmei dalyje tarp erelio ir angelo Dantė pavaizduotas 4 kartus, o Virgilijus parodo tik 2 kartus. Šis akcentas atspindi ir tekste Dantės pabudimui skiriamą dėmesį ir galbūt net jį pranoksta savo detalumu. Pirmiausia, Dantė vaizduojamas ištiesęs ant žemės, paniręs į sapną, tada jis sliūkina nulenkęs galvą, vadinamas susiorientuoti iki tol nematytoje jam vietoje. Ir tada galiausiai jis vaizduojamas, visiškai pabudęs, sukryžiavęs rankas ant krūtinės. Tikėtina, kad toks pusiau pabudusio, pusiau miegančio, sulinkusio Dantės poza yra 19 giesmės vaizdinis atgarsis. Nes būtent šioje giesmėje piligrimas niekaip nesugeba visiškai atsiriboti nuo realybės pasiglemžusios sapnų tikrovės. Ir nuo Dantės teksto eina kaip žmogus sulinkęs lyg pusė tilto arkos. Taigi galbūt Dantės pabudimo vaizdavimas 9 giesmėje rodo, kad Botticelis buvo ne tik atidus stebėtojas, kaip iš tikrųjų tikri kūnai realybėje palaipsniui išsivaduoja iš nieko gniaužtų, bet ir itin atidus Dantės skaitytojas, galintis įterpti vaizdines nuorodas į kitus skaistyklos sapnus. Pabaigai išvadų nebus, bet norėsiu tiesiog trumpai paminėti, kaip Dantės sapnai ir vizijos skaistykloje gali būti susiję su to, kas vyksta rojuje, nes tai, kas būdinga abiem poemos dalims, anot Botticelio, tai sąmoningas pasirinkimas neatvaizduoti vizijų, sprendimas neparodyti to, ką ankstesnė vaizdinė tradicija dažnai padarė prieinamą raštų skaitytojams. Apskritai paskutinė poemos vizija, kuria baigėsi Dantės poema, nėra išlikusi. 23 rojaus giesmėje Dantė patiria daugybę regėjimų. Kristaus atėjimo, Kristaus kaip saulės ir žmogaus, mergelės Marijos vizijas. Būtent 23 giesmėje pasirodo Kristaus veidas ir jis tampa kitų 3 giesmių dėmesio objektu. Botticelis tą viziją lyg ir pavaizduoja, bet kur kas subtiliau nei rankraštyje, kuris tikėtina buvo artimiausias Botticelio įvairios iliustracijoms ir tikėtinas įkvėpimo šaltinis. Taigi, Botticelio piešiniuose skirtose rojui vizijų elementas taip pat yra prislopintas palyginus su teksto siūlomų regėjimų sūkuriu. Beatričės ranka ir žvilgsnis rodo nematomą vizijų dimensiją. Tai tarsi vaizdinis Dantės kreipimas į skaitytoją atitikmuo, kviečiantis mus atkreipti dėmesį į anapusybę, kurią patirti galime netiesiogiai pojūčiais, bet tik savo vaizduotę. Iškalbingos veikėjų pozos ir gestai rojuje, tai tarsi užuominos, iš kurių galima rekonstruoti patirtas vizijas, kurios skleidžiasi už matomų pasaulio ribų. Taigi, Botticelio iliustracijų interpretavimas galiausiai šiek tiek primena Dantės skaitymo procesą, nes skaitytojai taip pat, remdamiesi įvardinėmis nuorodomis, užuominomis, pamažu ir palaipsniui turi atkurti multisensorinius Dantės regėjimus. Žinoma, taip pat svarbu paminėti skirtingą ciklo dalių užbaigtumo laipsnį. Galima įsivaizduoti, kad galbūt vėliau Botticelis kada nors būtų grįžęs prie bent kai kurių aptartų vizijų ir sapnų ir pridės papildomų detalių, rodančių Dantės sapnų turinį. Ypač tuščia erdvė aplink Dantės figūrą 15 giesmėje atrodo itin palanki ir vėlesniam vaizdų terpimui. Tačiau kol kas Botticelio sapnų pasaulis, toks koks jis mums yra išlikęs, reikalauja nuolatinio vaizdo ir žodžio derinimo, piešinio linijų papildymo fantaziją ir itin produktyvaus vaizduotės darbo. Nes būtent tokiam darbui mus ir kviečia Botticelio iliustracijos. Viskas, aš laukiu klausimų. Prašom, kolegos, klausimų.
yra koks nors išleistas Dantės to viso kūrinio variantas su šitom yra? Yra. Ir man labai pasisekė pamatyti visą tą atkurtą faksimilę, kokią jinai galėjo būti dydžio ir kaip ir buvo ją sunku vartyti galbūt ir panašiai. Tai yra maždaug tokio dydžio. Kai sakiau, kad tas daiktas yra labai gražus ir labai spūdingas, bet labai nepraktiškas, tai tą ir turėjau omenyje. Bet yra aišku, yra atspausdintų mažesnių versijų, kurios yra normalaus dydžio. Galima pasižiūrėti labai gerai atidžiai visas piešinių detalės. Manau, kad Berlyno greičiausiai iniciatyva, visi šie piešiniai yra skaitmenizuoti ir yra prieinami ir galima, žodžiu, prisizūminti prie visų detalių, matyti, kaip tiksliai Botticellis, koks buvo jo procesas, matosi tik metal point, tas dizainas, matosi keli skirtingi rašalos sluoksniai ir taip toliau. Ir kitas projektas, tai, kuris jau dabar yra prieinamas, yra toksai skaitmeninės komentaras, kur yra pateikiamas greta Dantės tekstas, Botticelio iliustracijos ir Lanino komentaras. Tai aš čia taip pat jau esu parašiusi mažą komentarą apie būtent 9 giesmę. Kiti mokslininkai taip pat prisideda ir rašo komentarus skirtingoms giesmėms. Ir bus galima, jau dabar galima, bet bus vėliau irgi galima pamatyti, kaip atrodo Dantės tekstas, Lanino komentaras ir Botticelio piešiniai kartu vienoje vietoje. Tai visiems bus prieinama taip pat. Labai čia įspūdinga ir labai neįprasta, nes tokia labai egzotiška, kur čia Botticelis, Dantė, kažin kur atrodo yra. Bet labai įdomu taip pat, kad yra apie Botticelį įvairių anekdotų, nes Vazalis, kai rašo apie menininkus, jis visą laiką mėgsta taip kokį anekdotą, kad jie tokie žmogiškesni atrodytų. Tai vienas iš tokių anekdotų, žinoma, apie Botticelį yra tai, kad jį kritikuoja, kad jis per daug tarsi laisvai skaito Dantę ir iš to, kaip jis drįsta, jis toks nemokytas, toks paprastas žmogus. Ir jis drįsta pavadinti savo draugą eretiku, įkvėptas Dantės komedijas ir taip toliau. Žodžiu, vėlgi kyla tas klausimas, kam galima skaityti Dantę, kam galima interpretuoti Dantę, ypač taip drąsiai, taip laisvai. Tai viena vertus atrodo, kad Botticelis taip pat dalyvauja tose debatuose apie tai, kam priklauso Dantė. Taip, prašau. Aš turiu labai daug išsirinksiu tuoj ką paklausti. O yra kokių nors bandymų rekonstruoti, ar Botticelis nesikonsultuoja su niekuo, kurdamas šitas iliustracijas. Ir antras, gal tada pridėsiu, kodėl Botticelis su visa savo gebėjimų galybę laikosi miniatiūrų tradicijos, iliuminacijų ir vaizduoja tą sekąjį kiekvienoje piešinėje, nors mes matėm iš kitų pačius puikiai galėtų vienu veiksmu perteikti labai veiksmų. Mes nežinome, jis konsultuojasi su kažkuo. Nežinau, kada mes sužinosim. Čia gal toks ir archyvinis darbas galėtų būti, bandant atrasti kažkokius paminėjimus šaltinius. Mes žinom, kad jis tikriausiai dalyvauja, galbūt, vėlgi, nežinom tiksliai, bet galbūt dalyvauja tose Florencijos neplatonikų rateliuose, eina į paskaitas ir taip toliau. Jeigu buvo pirmas sumanymas, kad jo iliustracijos bus kartu su Lanino komentaru, tikėtina, kad jis tą komentarą žino. Tai dėl to aš tą komentarą miniu, nes jisai tikėtina, kad galbūt jį ir žino. Tai tikrai labai daug šansų, kad jis jį žino ir skaito. Daugiau, nežinau, sunku pasakyti, su kuo jis ir gali. Čia toks gal buvo Botticelio konteksto, intelektualinio konteksto irgi atkūrimo darbas, ne? Kas galėtų būti tie jo žmonės, kuris jis palaiko tą intelektualinį dialogą. Kol kas
nežinau tiksliai, daugiau ką pasakyti tiksliau. O dėl to senoviškumo, tai labai įdomu iš tikrųjų, nes jis tarsi labai konkrečiai nori palaikyti dialogą su tais rankraščiais, su iliuminacijomis. Jis tarsi nevengia tų ikonografinių aspektų, bet aišku atsirenka kurias dalis vaizduoti taip senamadiškai, sakykime, kurias visai kitaip. Nes vienas iš dar tokių tapytojų, Botticelio darbų yra Venera ir Marsas, ir ten Marsas vaizduojamas maždaug šitaip, jis tarsi ilsisi po meilės akto užmigęs. Ir ten, aišku, visas kūnas pavaizduotas, kaip vaizduoti raumenis, kaip vaizduotas kūnas miegantis, taip toliau, visą tai yra labai įspūdinga, bet aišku, Botticelis visai nesirenka taip vaizduoti jokių kūnų, jokių miegančių kūnų šiuose piešiniuose. Bet ir meno istorikai, kai jie žiūri maždaug to laikotarpio Botticelio darbus, kitus darbus, ne tik šiuos, jie sako, kad jis tarsi selektyviai pasirenka, kada būti senamadišku, kad tuo laikotarpiu kaip tik jis naudoja nemažai tokių anachronistiškų metodų. Tiesiog, kaip ir specialus pasirinkimas, skirtinis pasirinkimas. Iš to pat galvoju, tas Vergijaus vaizdavimas, mano laikotarpio, kai Botticelis kuria atvaizdus, mes turime tokį standartinį, koks ir įprastas, toks dabarstis, jaunuolis ir gal norėtų žiūrėti ir Dantę, matyti šitą barzdą ir kepurę, kaip jisai, kaip čia atvirkščiai Vergijus taip pavaizduotas, tai turbūt konvenciškai kaip poetas senovės toksai, el poeta. Taip, nors tikriausiai Vergilijus iš tikrųjų nuogas. Taip. Turime, kad jis irgi yra dvasia. Jis turbūt irgi turėtų būti nuogas, bet, aišku, apsirengęs. Bet čia turbūt įsprendžia tas spalvų žaidimas simbolinis viduramžiškas. Dantė raudonai apsirengęs su mėlynu apsiaustu, tokia dieviška globa ant kūno, ar ne, o Vergilijus toksai visas kažkoks mėlynas, lyg šalta dvasia sklandžia. Čia bus spalvų, bet kuriuo atveju. Kiek buvo žinomas šitas Botticelio darbas? Turiu omeny, kad kai pristatei tą rankraščio istoriją ir tenais kertinis tas vienas yra susikertantis miestas Paryžius, bet kaip suprantu, istorija prasideda, jau mes žinom kažką 19 maždaug amžiuje, o prieš tai kiek tai buvo žinoma, sunku pasakyti? Tas rankraštis gal net nėra rankraštis, gal taip palaidi lapai, sakykime, nes net ir to nežinau. Jis tarsi dingsta iš akiračio labai ilgam laikui ir mes visai nieko nežinom, kad atrodo, kad gal viskas buvo nugabenta į Paryžių ir jau spekuliacijų kodėl ar kada, bet vėlgi niekas tai neaišku. Kitas dalykas, kad Botticelis toks yra kaip ir žinomas, populiarus renesansų menininkas, ar ne? Mes manom, kad jis vienas iš tokių didesnių menininkų, ar ne? Nežinau. Jis pažįstamas labai jo. Taip, mums, bet jis buvo visiškai užmirštas ir apie jį buvo praktiškai visai nerašoma iki 19 amžiaus. Tuomet, kai atsirado kiti, atsirado Da Vinčis, Mikelandželas ir taip toliau, jie tapo tais populiariais, o apie Botticelį nebuvo labai domimasi, jis buvo šiek tiek pamirštas, tada 19 amžiuje mes vėl išgyvenam tokį atgimimą, susidomėjimą Botticeliu. Ir tas ateina iki mūsų dienų, kad mes vėl manom, kad Botticelis yra žvaigždė ir taip toliau ir panašiai, ir kad tos jau visos moterys ir tos jų garbanos. Bet ilgą laiką taip daug kas nemanė ir tai visai per daug ir negalvoja apie Botticelį ir tą jo rankraštį. Tokį, nežinau, ar tikrai žinosi, bet kilo klausimas, o vėlesniais laikais, pavyzdžiui, žinau, kad Dali bandė irgi iliustruoti, ar kaip tenais būtent vizijos ir sapnai pasireiškia? Nežinau, labai platus klausimas. Aš apie Dali, aš nesidomėjau, žinau, kad jisai piešia, aš nelabai kažką daugiau pasakyti. Nes, tiesiog turint omeny jo
laikotarpį, stilių ir taip toliau, tai tiesiog pagalvojau. Vėl atsiras interesas, nes sapnai, pasąmonė ir taip toliau. Jo, kad tie klausimai nėra kažkokie, kad jie domina ir kitus menininkus vėliau. Jo, ir tas ryšys tikrai verta būtų pasižiūrėti. Aš šiaip įdomu pastaba, nes paskui vėlesnėme Karačiuje dar pradėjome įsivaizduoti. Jeigu aš gerai atsimenu, Karačių bandėme įsivaizduoti, tada mes turim žengimą į baroką, kur tas susidomėjimas sapnais ir vizijomis apskritai kontinuoja tendencija. Yra du kariai iliustracijos, kur irgi atrodo, kad jis žino, Botticelli žino galbūt jo iliustracijas, ir tada atrodo, kad jis galbūt jas kažkur matė, reiškia, galbūt nebuvo visai pradingusios, bet irgi nelabai kažkas. Tai Botticellis, tarkim, Leonardo ir Michelangelo nebuvo svarbus. Čia toks jau istoriografijos klausimas, tikriausiai. Aišku, visai, kad kaltas yra Vazaris, nes jisai parašė ir tada visi patikėjo, kad taip ir buvo, kaip Vazaris parašė, o Vazariui patinka Michelangelas labiausiai, nes jis yra geriausias. Jis pats sako. Tai čia geras klausimas, čia žinai. Bet Michelangelas akivaizdžiai yra geriausias, o su Botticelliu Vazariui atrodo, kad jis gaišo laiką su tuo pragaru ir iš viso, kam jis taip darė. Galėjo veikti kažką kito, naudingesnį. Tai iš dalies gal ta neproporcinga Vazario įtaka ilgą laiką suvokimui, kaip meno istorija apskritai vystosi. Gal ta įtaka tikrai tokia neproporcingai, reikia pamiršti apie Vazarį šiek tiek, kai mums jo nebereikia. Aš kitą truputėlį peršoksiu, noriu paklausti jūsų dėl tos pragaro struktūros, kur buvo tas vaizdas pradžioje. Čia būtų galima ją pasiaiškinti. Viena vertus tą sferišką, bet suprantama, tai yra ratai, bet kita vertus yra architektūriška, su tais tokiais tarsi laiptais, pakopomis, lyg apverstas bokštas. Tada klausimas, o kas yra viršuje tokia pati dangaus architektūra irgi kyla. Kokia čia kosmologija, kaip jūs galėtumėte pakomentuoti? Botticellis mums neparodo tos kosmologijos, yra tik tai pragaras. Bet pagal Dantės tekstą ta kosmologija egzistuoja. Tai yra, kad skaistykla yra kalnas, toks, kaip pasakyti, inverse, toksai atitinkamai padėk. Atvirkštinė pragaro versija. Jis vyksta tokį kalną, kuris yra skaistyklos kalnas. Ir vėl ten irgi yra topografija, geografija, kartografija ir visa kita. Tai kad Botticellis man neparodė šito. Bet visą tai egzistuoja. Aš tai šiaip noriu krigą šiek ištelt, nes supratau, kad pati matei tą faksimilę, taip, ne originalą, Berlyne. Mačiau truputį, ne Berlyne, bet mačiau atvežtą jo Florenciją. Nes, tą supratimą, kokios svarbos objektas liudija dar ir tai, kad laikoma Berlyno tos kolekcijos dalies faksimilė yra laikoma pirmąją sėkmingą, tokia visiškai adekvačia faksimilę iš jau tų plastikinių faksimilių serijos, kur ten atkartoja, žodžiu, pergamento skylutes ir visą ką, žodžiu, lazerių padaryti. Bet drauge tai yra paradoksas, va šiandien galiu pasižiūrėti internetu iš labai arti, iš bet kurios vietos. Bet kita vertus, kai padarė šitą faksimilę, originalas, bent jau Berlyno tų lapų, jis tapo faktiškai visiškai neprieinamas, nes 91-92 metais dar ne vienas Lietuvos menotyrininkas važiavo specialiai pasižiūrėti ir dar visi pamatė originalą, dar ištraukdavo su meno istoriko pažymėjimu, ištraukdavo originalą. O mane dar nusivedė kartu parodyti ir po 3 metų jau viskas sakė, ne, viskas faksimilė jūsų poreikiams visiškai pakankamai tinkama ir žiūrėkit faksimilę.
Tai ir geriau pasidaro, žodžiu, bet ir kita vertus, žodžiu, daug kas tampa visiškai Nu, nebeprieinama. bet nors ne mikrofilmą duoda žiūrėti. Aš noriu pasiteirauti, yra tokia versija, žodžiu, kad, bet čia man dabar įdomu, sunku suprasti, ar tai yra manoma, kad 19 amžiaus nuo 31 iki 41 metų Romoje gyvenęs Gogolis galėjo matyti šitos piešinius. Galbūt jie jau tuo metu buvo spausdinami? Tai jeigu jis buvo Romoje, gal jis matė tą, kas yra Vatikano. O Tam tada mažo kitas Vatikano klausimas, kai jūs visus tos piešinius matėte, nes aš nemačiau visų. Ten tarp jų yra peizažų. Tai, kad galima būtų pavadinti peizažais, to itališko renesansinio peizažo. Kai pažiūrėsi, yra žemiškasis rojus, kas yra iš esmės toks miškas sodas. Ir jis toks, kaip pavaizdavimas, jis gana smarkiai skiriasi, bent jau mano supratimu nuo kitų, kas čia yra darbų. Tai aš tą labiausiai gal išskirčiau. Pasitikrinsiu, nes manoma, kad viena peizažas. Ta dalis, aš galvoju, turbūt Berlyne. Aš nepasakysiu dabar, aš skaičiu, kad tu greičiausiai vis tiek Berlyne. Nu, įdomu, tik tokiais kalbomis. Įspūdingos tos uolos, jos iš dalies, čia, kur kiek mes matėm, kaip iš ikono, bet ir iš tokio... Nes daug kas šneka, ypač kalbėdami apie šitą žemėlapį, diagramą, kaip pavadinsi, kad Bodičeliui labai svarbu atsižiūrėti tiksliai, kokie ten galėjo būti matmenys, koks ten tiksliai galėjo būti tas kraštovaizdis, peizažas ir taip toliau. Tai dažniausiai tai sako apie būtent pragarą, bet tiesa tokia, kad ir tai galioja tikrai visais tinklai. Ir, pavyzdžiui, tai sapnas, kur 9 giesmė, vėlgi, kur Dantė neša erelis. Yra nupiešta tokia siena. Ir aišku, kad ta siena yra tokia didelė, kad tiesiog neįmanoma jas pereiti, reikia skristi. Dėl to Vergilijus skrenda, jis net nerotuoja tą sieną, jis turi skristi ir Dantė turi taip pat kažkas pernešti. Tai vėl bandoma kažkaip tas proporcijas atvaizduoti taip, kad būtų aišku, kad čia tikrai reikia kažkokio dieviško įsikišimo, nes kitaip nepraeis, reikia skristi. Rainiero nėra. Čia toks pranešimas buvo, aš turiu prisipažinti, nežinau, kaip kita auditorijos dalį, bet kadangi galbūt šviesa, kad užgesinta, bet ir kalbant apie sapnus, man buvo toks srautas asociacijų, kad aš, man atrodo, ką praleidus, tai gerai, kad mes įrašėme. Nes aš vis apie kažką tai pradėdavau galvoti. Tai vienas iš galvojimų, man įdomu, ar jūs matėte Nekrošiaus pastatymą? Aš nemačiau, bet man yra labai ir liūdna. jis yra būtent, nes aš savo apibūdinau tą spektaklį kaip bendravimą su mirusiaisiais. Ir tokį pavaizdavimą. Ir iš tikrųjų jis sukrečia ir mano tai mėgstamiausias Nekrošiaus spektaklis. Įvairiai ten. Galima pažiūrėti. O kitas dalykas, čia, nežinau, tai nemokslis. Tai yra, aš ne pati skaičiau, bet visai neseniai turėjau tokį įdomų pokalbį apie tai, kad neandertaliečiai, kurių kalba buvo labai mažai išsivysčiusi, taip pat neturėjo ir tokių akmens, tų piešinių ant akmens uolose, kaip kad homo sapiens, kurių kalba atrodo visgi labai greitai vystėsi ir kartu vystėsi tas gebėjimas piešti. Ir čia galvojant apie tai, apie teksto ir piešinio santykį, ir kad ta diskusija, kuri tuo metu egzistuoja, kad žodis tarsi, tai yra piešinys tarsi dar viena pakopa pasakojant. Bet čia, sakau, vėl čia vienas iš mano tų nukrypimų, bet galbūt jau čia galima būtų pasigilinti.
Dar kokį nors klausimą jūs reiksetuojate? Mirda šitas šviesos užgesinimas veikia, aš suprantu. Bet sakau, aš nebuvau, bet reikia. Gal dar parodys tą spektaklį. Aš norėčiau, bet... Aš jums pasakysiu, nes aš gaudavau kiekvieną kartą pirmą. Labai ačiū. Aiste, labai ačiū. Ai,